parduotuvės vitriną. Žinote, kas bus, jeigu aš negalėsiu jos išdaužti? Tai prarasim Briuselio paramą skurdiems rajonams. Norint gauti Europos Sąjungos paramą, tai reikia daužyti. Niekada negalėsiu pabūti avimi. Tai jūsų dėka mes gauname Europos Sąjungos paramą galvijų auginimui. Šiemet prašom avių auginimų reikia 300 galvų, gali pabūti viena iš jų. O ne? Taip, gerbiamas mere. Žinote, kas čia? O kas čia? Čia 10 milijonų eurų per metus. Bananėlis. Mes auginsim bananus? Jūs auginsit bananus, tai. Kas naujo bušonio? Nieko. Faktas! Bet juk tu žinai, kad Reivo tik tai susijaudino, tuoj pat iššoko. Galvoju, kai ką jis nieko jai nenutinka. Oi. Kaip jūs mane išgąsdinot? Atleisit, panelė. Nieko tokio. Aš čia mokiausi morzės. Abėcėlės. O sakykite, o kur meras? Nepažįstu. O jūs kokiu klausimu? Roberas Lapė, Europos Sąjungos atstovas. Klausyk, berniuko, kur meras? Nepažįstu. Klausyk, berniuko, kiek tau metų? 5. 5, o tai kelintoji klasė. 4. Smarkiai atsilieki. Kas čia? Uostas! Uostas? Uostas? Pasakykite, kiek čia kilometrų iki jūros? 350. Vis dėlto daug. Jūsų regione nuolat didėja nusikalstamumas. Nuolat didėja. Šiemet padvigubinom jums paramą. Jų nėra daug, bet jie labai organizuoti. Jau patikėkite manimi, jau jeigu mes gausim pinigėlius, tai aš pats su visom šaknimis įpareigoju išrautus visą nusikalstamumą bušone. Eikim pasižvalgyti po bananmedžių plantaciją. Manau, tada viskas paaiškės. Jau! Atėjau! Taip? Pradžia! Daug žadami. Matau. Matot tą daigelį. Vakar dar nebuvo. O tai kas daužo vitrinas? Jis. O ir vienokojas karo veteranas irgi? Ne. Tai mano sekretorė. Neregėtai, negirdėtai, drąsi moteris. Pričiupo, belgai pričiupo. Strasbūro belgai pričiupo. Va tie kaip patys baisiausiai, reikia neštintis, kol nevėlu. Visa tai baudžiamas kodeksas. Žakar daugybę metų moka bušoniečiams atlyginimus. Jis gelbsti gyvenvietę. Gerbiamas meras mokėjo žmonėms atlyginimus už tai, kad jie čia liktų, bet žmonės užsimanė dar daugiau ir gerbiamas meras jau daugiau nebegalėjo mokėti, tai jie ėmė visi ir išvažiavo. Jeigu viską, ką jūs laikote sutaupę koinėje, mes pasidaliname. Šurpušą. Kokioj koinį, ką iš kalba? Tai paramos pinigus, kuriuos nusuko. Mes nieko neturim. Nu tai va, tai tą pusę ir atiduoda. Čia korupcija. Mano didysis sumanymas – nepriklausomybė. Bušono valstybės. Mes nepriklausomi ir niekam nieko neturime. Štai. Na, ką manot? Labai. O kas čia? Vėliau reikia žiūrėti skylę. Ai, čia simbolika. Įsivaizduojat mes Briuselį. Neuralginiame Europos centre. Taigi, reikalaujant nepriklausomybės būtina patvirtinti, kad turite tūkstantmetines tradicijas, istoriją, paveldą. Ar turite regioninį išskirtinumą? Štai! Palauk dar ir antras posmas. Antras posmas. Jeigu jau čia esate, gal galim sugėdoti visą jam himną.
O bušono žmogau, tu dydis atsiškidų. Tada B planas. Tai buvo Bušono Respublikos pareiškimas. Gal turit ką nors pridurti? Tiek gyvoja laisvas bušonas. O ne. Gal galėtumėte atsukti plyšius į tą pusę, kur akį? O dabar gerai. Nepriklausomybės šventė, suėjo metai. Jau metai. Štai kodėl aš toks alkanas. Mane išvarė iš jungtinių tautų. Išvarė iš jungtinių tautų. Buvo padaryta klaidų, jas reikia ištaisyti. Aha, vis dėlto. Mes paskelbsim karą. O! Liūs! Atleiskit, karininkai klausia, gal galėtumėt pakartot puolimą? Toliau stovintis pokrai nieko nematė. Ne. Gana. Bušono tauta parpuldyta, nekryžių užsibaigti. Aš pasitraukiu. Tai valio! Valio, taigi, Bušone vėl gyvens nori! Jeigu gims berniukas, pavadinsim Žaką.